11 uždavinys. Klausia mūsų, kuri lygčių sistema neturi sprendinių? Kodėlgi ji jų galėtų neturėti? Paanalizuokime. Štai pirmoji sistema. Y lygų 36. Y šią reikšmę įrašė į antrąją lygtį, aš gaučiau x kvadratu lygų minus 36. Ir žinau, kad nėra tokios skaičiaus, kurį pakėlus kvadratu gaučiau neigiamą skaičių, tai yra minus 36. Ši lygčių sistema ir neturi sprendinių. Galim žvilgtelti į kitas. Jau atsakymą kaip ir žinom, bet galim pažiūrėti. Jeigu čia vietoj y įrašyčiau 36, tai aš jau gaučiau dvi x reikšmės. Pirmoji reikšmė būtų minus 6, antroji reikšmė būtų 6 ir atitinkamai y lygus 36 aš jau gaučiau du sprendinius. Minus 6, 36 ir 6, 36. Dabar jeigu pažiūrėčiau į šitą lygtį, vietoj y įrašyčiau minus 36 būtų x kvadratu lygų minus 36. Taigi lygtis bus tokia pati kaip b eilutėje ir taip pat bus du sprendiniai. O jeigu paimsiu šitą paskutinę sistemą ir čia y yra minus 36 ir aš minus x kvadratu lygų minus 36, abi pusės dauginsiu iš minus 1, vėlgi gausiu x kvadratu lygų 36. Mūsų B, C ir D eilutėse esančios lygčių sistemos turi net po du sprendinius. Ir tik pirmoji lygčių sistema sprendinių neturi.